Sveikos brangiosios ir brangieji. Šiandien padarysim tokią temą, kokios staigmenos ar dovanos sulauksite Valentino dienai. Padarysim taip, kadangi artėja Valentino diena, tai aš darau šiandieną Valentino dienai konkrečiai, ar ne? Bet kadangi mane žiūrės ir po Valentino dienos, ir žiūrės kažkokiom kitom šventėm artėjant, tarkim, bus ten Velykos, Joninės, gimtadieniai, gal kitos kalėdos, nesvarbu. Tai jūs tuomet, nes visada video aktualus tuomet, kai jūs jį atsidarot. Tai reiškia, jūs tą informaciją turi jūs pasiekti, ar ne? Tai tuomet kažkokią tai šventę jūs patys savo tą terminą sugalvokit. Šiandien aš darau kaip ir Valentino dienai, bet jūs galite, tarkim, Velykom, Joniniam, savo gimtadieniui sugalvoti, ar gausite dovanų, kokios staigmenos galbūt sulauksite. Tai va, tai neapsiribokit tik tai Valentino diena. Aš darau šiandieną kaip ir Valentino dienai, bet sakau, jūs jau tą šventę kažkokią susigalvokite patys. Tai šiandien bus du variantai, pirmas ir antras. Galite šiandien rinktis pagal saldainiukus. Va tokius. Jeigu kartais sunku variantą išsirinkti, galima pagal saldainiuką šiandien. O su šita kaladė aš trumpai pažiūrėsiu prie kiekvieno varianto, trumpai, kas tarp jūsų. Nežiūrėsiu nei jūsų signifikacijos, nei jo, tiesiog pažiūrėsiu situaciją tarp jūsų, kas vyksta. Tai galėsite nuspręsti jūsų ar ne jūsų variantas. Tai gerai, tuomet nieko nelaukiam, pradedam nuo pirmojo varianto. Su šita kaladė pažiūrėkim trumpai, kokia situacija tarp jūsų ir kas vyksta jūsų jo gyvenime. Nu, žiūrėkit, šiaip, jeigu taip kalbant, kokia situacija tarp jūsų, tai tokia energija, žinokit, stovi, tai kartu, tai ne kartu, tai įsimylėję, tai išsiskyrę, vat kažkokia pastoviai raizgalynė, painiava, nėra kažkokio tai nėra tokio santykiuose, nėra toks jausmas ryškaus paveikslo, kad, vat, žinot, vat, sakyčiau, pirmas variantas, vat, gyvena kartu, šeimoje, viskas gražu, gerai, nu, vat, atrodo, kad, vat, nežinau, kodėl man čia stovi tokia energija, tai kartu, tai ne kartu, tai kartu, tai ne kartu, arba gali būti, kad galbūt susipykstat. Žinot, dar man kokią rodo informaciją, čia tikrai ne visom, bet kažkam galbūt tiksliai tiks. Pirmas variantas, moteris kažkurios darėsi netgi valymus, išvalymus nuo vaikų, ar ne, buvo nėščia, tarkim, nuo vyro ir darėsi kažkokias vat, intervencijas į savo kūną.
Jo, čia kažkaip prie pirmojo varianto dar žinokit netgi tiktų santykių trikampiai, todėl kad čia daugiau personažų išeina, tai gali būti, kad vyras vis kažkokią tai iš pašonės moterį galbūt susirasdavo, bendraudavo, nes rodo daugiau personų, ne tik tai jūs du. Nu, vat kažkaip, žinokit, čia toks jausmas šituose santykiuose, tiek iš jūsų, tiek iš jo pusės yra daug nedasakymų, daug kažkokio tai užsidarimo savyje, kažkokio tai melo, galėčiau netgi sakyti. Nu, kažkas, nu, nėra čia viskas, vat pirmam variante, skaidru, aišku, švaru, vat kažkaip skaidrumo, toks jausmas pirmam variantui, čia trūksta skaidrumo. Čia tiek, žinokit, tiek iš jūsų, tiek iš jo pusės tai gali būti. Nu, vat jo, sakau, čia iš abiejų jūsų pusės gali būti kažkoks tai, vat, nedasakymas, nedakalbėjimas, kažkokių tai įvykių. Nu jo, tai va tokia ir situacija tarp jūsų, net nežinau, ką čia ir pridurti, turbūt. Pereisim konkrečiai prie, nu, bet kažkokia painiava. Vat norėjau sakyti painiava, tai ir iškrito voratinklis. Vat kažkokie, kaip sakau, mūtini reikalai, tai čia kažkokie neskaidrų, neaišku, nėra viskas taip, kad, vat, sakyčiau, šeimyniška, grįžo kartu prie stalo, pavalgė, kartu išvažiavo kažkur atostogų, laisvalaikį kartu leisti. Čia toks jausmas, daug kažkokios painiavos, neaiškumų, tai kartu gali būti, tai ne kartu, tai ten vieną dieną pykstatės, kitą dieną taikotės, gali būti įsimaišę treti asmenys iš tų santykius, nes kadangi daugiau personažų išeina, kaip ir minėjau, kažkurios moteris pirmo varianto darėsi netgi kažkokias intervencijas į kūną, gal valymą nuo to vyro, ta prasme nuo vaikų. Tai jo, čia toks painiava raizgalynė, žinokit, čia nėra kažkokios vat, aiškios situacijos, kad vat, pamatyčiau, sakyčiau, šeima 10 metų kartu gyvena ir vat, to nematau čia. Čia, žinokit, vat, tokie gali būti tiesiog santykiai kaip amerikietiški kalneliai, kadangi rodo labai padrikas tokias situacijas, tai gali būti, kad pastoviai banguoja, atsviruoja, žinot, nėra kažkokio pastovumo, nėra santykiuose galbūt pastovumo ir nėra aplamai gyvenime kažkokio tai pastovumo. Gerai, tai žiūrėkim tada pirmą variantą, ko sulauksite per Valentino dieną arba per kažkokią tai jūsų pasirinktą šventę, kokios staigmenos ar dovanos sulauksite iš jo. Žinokit, šita kaladė labai tokia atvira, tokia karšta, tai aš ją dėsiu toliau nuo ekrano, kad YouTube'as nesugalvotų čia pašalinti video. Truputėlį taip toliau dėsiu, kad mažiau matytųsi. Gerai, žiūrėkim, kokios staigmenos ar dovanos iš jo sulauksite. Oi, net čia iškrito korta.
Vat žinokit, įdomiai. Šiaip pirmas variantas toks labai, kadangi ta situacija tarp jūsų buvo labai neaiški, vat klausiu, kokios staigmenos ar dovanos sulauksite, tai kažkas konkrečiai sulauks prisipažinimo meiliai. Nes tokios kortos, žinot, vat atrodo galbūt dar iš to žmogaus nesate ten tokių žodžių girdėjus, vat išgirsite tuos žodžius. Arba net čia nelabiau kažkaip galvojau šiandien apie materialias, gal kažkokias dovanas, žinot, vat kažką tai tokio, o čia galbūt ir gausite, taip, bet pagrindą man rodo kitokį, rodo tą, kad kažkas naujo bus jūsų santykiuose, bet žinot, atrodo, ko dar nėra buvę. Kažkas visiškai kitaip, pavyzdžiui, galbūt jeigu, vat sakau, nėra prisipažinęs meiliai arba kažkokių tai nebuvo veiksmų iš žmogaus, tai vat čia dabar kažkaip rodo pasikeitimus tame. Pažiūrėkim dar. Nu, vat žinokit, čia grinai pusė per pusę skiriasi informacija, todėl kad vieniem visiškai kažkas naujo santykiuose, toks kaip atgimimas santykių bus, kažkas labai netikėto, vat sakau, gal prisipažinimas meiliai, galbūt pasakys, apsigyvenkim kartu, kažkaip, kadangi krenta mėnulis, tai mėnulis dažnai apie motinystę, galbūt išgirsite tokius žodžius, visai norėčiau vaikų arba šeimos, vat gal kažkaip mes čia pagalvokim apie tai, vat kokių 50% vat tokios eina informacijos, o kita pusė, žinokit, visiškai priešinga, naujas kelias ir santykių pabaiga. Tai gali būti ta Valentino diena arba vat jūsų pasirinkta šventė, paskutinė santykių nutraukimas, bet tai gali būti tiek iš jūsų pusės, tiek iš jo pusės. Čia net vat pirmas variantas kažkaip net ne apie dovanas, ne apie staigmenas materialias, o labiau čia tokias, vat, kaip sakau, dvasinės. Nu, vat, čia žinokit dar, jeigu kalbam apie materialias dovanas ir kažkokius tai va daiktus, ar ne, tai kažkurios moteris gaus raudonus naktinukus. Raudoni naktinukai ar kažkokie, nu, pižama gal nelabai, bet kažkaip eina raudonos spalvos, kažkokia palaidinė, naktinė, naktinukai, komplektukai, bet kažkas tokio. Parašykit, labai bus įdomu, jeigu iš tikrųjų gausit tokią dovanėlę. Nu, vat kažkas gaus kažkokias neaiškias žinutės. Sakau, čia gali būti išsiskirti informacija. Vat sakau, vienas gali gauti žinutę kokią prisipažinimas gal meiliai, kitas gaus, kad norėtų skirtis. Vat kažkaip, žinot, pirmas variantas labai poliarinės situacijos. Vat kažkodėl man rodo ir visiškai teigiami pokyčiai, vat, kurie bus, kad kažkokia nauja pradžia, tokia,
santykių reinkarnacija, norisi pasakyti, žinot, transformacija bus santykiuose į gerąją pusę, o pas kitą pusę vat, atvirkščiai bus padėtas taškas. Jo, čia žinokit, net šiandien pirmam variantui padedu ir net man niekas, gal dėl to žino dėl ko, nes šita kaladė šiaip jinai yra apie jausmus. Čia net nėra apie materiją tokią. Ir vadinasi magija čustv, jausmų magija. Tai vat, net žinokit, visiškai ne dėl to, kad kažkokios tai iliustracijos ten ar tai yra pakankamai ryškios ir iliustruotos kortos, bet vat, nu, tiesiog nestovi informacija materiali, žinot, vat, kad sakyčiau, vat, kažkaip galit gauti kažką labai materialaus. Vat kažkoks procentukas, vat sakau, man vienintelis, kas krenta, kažkas raudono, raudoni naktinukai, gal palaidinė, gal ten kažkas raudono, gal kažkoks raudona apyrankė irgi gali būti, vat kažkodėl atėjo tokia mintis, vat kažkas raudono. O galbūt raudona suknelė. Nu, vat parašykit, kai gausit dovanų, bus labai įdomu. Bet šiaip tai va tokio labai materialaus pirmam variantui nematau. Vat jeigu mes kalbam ne tik apie dovanas, o apie staigmenas, tai vat staigmena jums bus vat, žmogaus galbūt gal prisipažinimas meiliai, galbūt vat, tas naujos pradžios kažkoks, nu, tarkim, pasakys, noriu ten vaikų, noriu šeimos, stabilumo, nu, vat kažkas tokio gali būti. Ir tai jums bus, wow, čia tokia staigmena iš to žmogaus, nes prieš tai, vat, kaip rodė situacija tarp jūsų, tai va tokiam bangom. Tai va tai, ką išgirsite iš jo per Valentino dieną ar per jūsų pasirinktą šventę, jūs labai nustebins. Čia tikrai jums bus kaip staigmena, geriau už visas materialias dovanas. Tai va, tai žinokit, toks pirmas variantas, aš daugiau net nedėsiu, nekalbinsiu, nes aš net nejaučiu su šita kaladė materijos, žinot, vat, nu, matyt ne veltui tokia kaladė ir visiškai materialūs daiktai čia nefigūruoja. Tai va, gerai, ačiū už pirmąjį variantą, galite komentaruose, kai jums išsipildys brūkštelti, bus labai įdomu. Kam prisipažins meiliai, kam pasiūlys kartu apsigyventi ar vaikų turėti, va, tikrai bus labai įdomu. O kam nupirks raudonus naktinukus ar apatinius, tai irgi brūkštelkit, irgi bus labai įdomu. Tai va, ačiū už pirmąjį variantą ir pereisim prie antrojo. Pažiūrėkim, kokia situacija tarp jūsų. Antras variantas. Kas yra tarp jūsų? O, kortos. Nu, vat iškart, pirmas kortas, antras variantas, vajai, kaip sakau, stradalinat turbūt vienas dėl kito. Nes pirma korta, uola, kažkokie barjerai, kažkokie sunkumai santykiuose, kaip sakau, prigrados, nu, vat, žinot, kažkokie vis arba apribojimai, arba negalėjimas būti kartu, arba vis kažkokios tai sienos užauga, kažkokie nemalonumai. Vat, žinot, kažkas, kas trukdo galbūt arba būti kartu, arba tiesiog jau jeigu jūs ir esate kartu, tai pastoviai iškyla kažkokias tai toks jausmas problemos. Šiaip korta dar šalimais maskarado. Kaukė.
Tai gali būti, kad jūs dėvite prieš jį kaukę ir jisai dėvi prieš jūs kaukę. Tokie kaukininkai abudu. Arba tai irgi dar tik tai švieži santykiai ir dar pilnai neatsiskleidėt vienas kitam, savo charakterio tikrojo neparodėt, arba iš esmės tiesiog labai daug paslapčių gali būti tarp jūsų ir tiesiog tenka dėvėti kaukę, kad kažkokie galai, taip sakant, neišlystų. O šiaip tai rodo tokius dvasinius negalavimus. Čia gali būti ir iš vieno, ir iš kito pusės. Tai kažkas neramina viduje jūs. Arba gali būti, kad galvojate, ar tai jūsų partneris. Arba gali būti, kad yra dar kažkokia simpatija ir nežinote, tarp kurio čia pasirinkti. Nu, kažkokie dvasiniai, vidiniai pergyvenimai. Nu, nėra irgi čia tokia lengva situacija. Nu, vat, krenta vyras tarp dviejų moterų. Nu, tai vat, gali būti tas maskaradas ir, nu, čia ne visiems, aišku, antram variantui, bet kažkam konkrečiai, na, vat, negalėjimas būti kartu, kaukių dėvėjimas, galbūt negalite afišuoti viešai savo santykių. Galbūt vyras turi žmoną ir turi jūs, arba atvirkščiai, turi jūs ir turi meilužę. Nu, vat, kažkokie barjerai, kliūtis, kažkoks kaukių dėvėjimas vieni prieš kitus. Nu, vat. Labai matau, kad iš jūsų pusės jums labai atsibodo tos bangos. Vat kažkaip atsibodo šitie potviniai atoslūgiai santykiuose ir toks jausmas, jūs norit jau įsižeminti, kažkaip, kaip sakau, nuleisti inkarą, galbūt apsigyventi vienoje vietoje arba sukurti jau šeimą, galbūt jeigu turite šeimą, vaikų, tai bent jau, kad tai būtų stabilu, aišku, kad galėtumėte viešai rodyti savo santykius, kažkaip įsitvirtinti. Vat čia ryškiai to nėra arba trūksta labai to įsitvirtinimo, tai man rodo, kad čia jūsų dvasiniai tokie kažkaip atrodo kaip pergyvenimai. Nu, vat jo, žinokit, čia nėra viskas aišku, švaru. Tarp jūsų šiaip gali būti iš esmės labai didelė aistra, labai didelis potraukis, toks magnetizmas vienas kitam. Bet nu, čia toks, žinot, karminiai, nu tikrai vienas kitam toks jausmas karminiai. Partneriai, santykiai, kažkokie išbandymai jum. Nu, čia toks nepaprastas variantas irgi. Nu, ta korta ne visada tokia, žinot, nu, kai siela kankinasi, kai, žinot, protas su siela nesusikalba. Kai, vat, galite gyventi vieną gyvenimą, o siela gyvena kitą gyvenimą. Tai, vat, kažkaip sunkiai tai pernešama. Nu, vat, kažkuris tai iš jūsų gali būti konkrečiai šeimoje. Atsakau, nu, čia ar vyras šeimininės, ar jūs šeimininė. Nu, vat, nu, pažiūrėkit, nu, tos kortos, nu, jos, ką norit, sakykit, vat, kalba, vat, meilės trikampis. Matot, čia kažkam konkrečiai bus dvi moteris, vienas vyras, pas kažką bus moteris, du vyrai. Čia, vat, labai ryškiai santykių, netgi gali būti santykių keturkampis.
vat ir taip gali būti. Todėl, kad labai daug personažų išeina. Kažkuris tai iš jūsų gali būti šeimyninis. Oi. Vat norėjau ką tik su tą kortą sakyti, vat kažką tai nemiga kankina ir iškrito debesis, vat naktim gal žiūrite pro langą, nemiga kankina, kažkokie pergyvenimai, atrodo, kad susipainiojo viskas, diena su naktim, realybė su iliuzijom, vat kažkokia irgi, nu vat žiūrėkit, va, kaukėt, ir vienas ir kitas į mėnulį. Palaukit, ar jau matosi čia? Nu, vat kažkaip, va tokia, žodžiu, situacija tarp jūsų. Jo, nu, žodžiu, aš jau čia toliau taip nesiplėsiu, kad neužsitęstų taip ilgai video, manau, atpažinot tikrai. Čia labai ryškiai antram variante jaučiasi santykių trikampis arba keturkampis. Negalėjimas būti kartu, kaukių dėvėjimas, galbūt negalėjimas afišuoti savo santykių. Nu, žodžiu, jūs, manau, supratot. Tai yra, gerai, tada pažiūrėkim, kokios dovanos ar staigmenos sulauksit iš to žmogus per Valentino dieną arba jūsų pasirinktą šventę. Nu, žiūrėkit, čia irgi kažkaip su tom materialiom dovanom, gal ir gausit kažkurį tai kažką tai tokio gero, bet matau irgi tokį nusivylimą. Žiūrėkit, jeigu, vat kaip minėjau, toj situacijai tarp jūsų, jeigu pas jūs ten santykių trikampis, keturkampis, galbūt planavot kažką tai šventėje ar Valentino dienai kažkur nueiti, kažką tai nuveikti, ar šiaip kažkokie planai buvo, tai čia yra tikimybė, kad jūs įskaudins arba nuvils ir galite supykti ant jo, kad čia žadėjai, neištesėjai, kažkas nesigavo, todėl kad 3 kardai, tai čia va tas nusivylimas, tokie, žinot, kaip sakau, širdies negalavimai. Ir riteris pentaklių tai yra visada mažai veiksmo, mažai kažkokio tai judesio, maža monetėlė. Tai arba tai bus maža smulki dovanėlė, arba tai bus maži nereikšmingi veiksmai. Nu, ta prasme, jeigu žadėjo, nu, kaip pavyzdys, ten, išsiskirsiu su žmona, būsiu su tavim, ten kažką, ne, taip nebus. Dar bent jau per šią Valentino dieną ar per šventę taip nenutiks. Jeigu ten sakė, mes čia ten, nežinau, ten uždirbu daug ir tau čia kažką nupirksiu ir kažką prižadėjo, tai žinokit, kad neištesės. Vat, nors tema pas mus visiškai priešinga, kaip nustebins ir ką padovanos, bet čia kažkokie vyrukai. Kažkurios tai gaus konkrečiai kažkokį tai kulonėlę, gal pakabutį, auksinį. Bus irgi labai įdomu, brūkštelkit, kai gausit dovanų, bet su kažkokia tai simbolika. Kažkas bus išgraviruota ant to auksinio, ten toks gal kaip medalis, kaip pakabukas gali būti, pas kažką galbūt kryžiukas bus, bet man labiau rodo tokį ne kryžiaus formos, bet kažkokį tai kitokį. Pakabutį, kulonėlę, vat kažkurios konkrečiai.
tokio sulauks. Nu, vat, žinokit, man čia rodo truputėlį vat, per jūsų pasirinktą šventę ar per Valentino dieną šiek tiek nusivylimą. Galbūt jums kažką žadėjo iki šitos datos ir kažkaip atrodo neištesės. Vat, bus tos pasakos, palauk, čia dabar netinkamas laikas, ar ten sąlygos netinkamos. Nu, vat, kažkas tokio bus, kad, ai, galvosite, vėl pažadai. Tai vat, kažkaip, jo. Pas labai nedidelį procentą, bus irgi labai įdomu, jeigu brūkštelsit, čia net negaliu sakyti, kad jums tai bus staigmena ar kažkoks tai ar dovana, bet per jūsų pasirinktą šventę ar per šią Valentino dieną įsigysite savus namus. Nežinau, ten pirksite ar statysite ir tiesiog tai dienai turėsite jau savo namų raktus, savo namų raktą. Va taip galėčiau sakyti. Tai tiesiog labai gerai jausitės. Geriau, sakau, nei visos dovanos ir savas kampelis, lizdelis, tai jausitės labai pakylėtą energiją. Nu, kažkas dar konkrečiai nusiveš kažkur, antrąjį variantą, gali būti į kažkokį tai, nu, gal restoraną, gal ne tiek restoraną, kiek kažkokią tai vietovę ten, gal kokie spa malonumai, masažai, vat kažkoks tai gali būti važiavimas kažkur. Galėčiau sakyti ne vietoje, žinot, va jeigu tipiškai einant dažnai ten savaitgalį kažkokią tai kavinę vakarieniauti, tai neturiu omeny, kad eisite į tą pačią kavinę, bet kažkur važiuosite, kažkur truputėlį praplėsite akiratį. Žiūrėkit, labai tokia, čia tikrai ne visiems, čia tik procentaliai, ten sakau, gal iš visų žiūrinčiųjų antro varianto gal koks 1% bus, sužinosite, kad tas žmogus papuolė į ligoninę ar į kažkokią tai gydyklą, nes va tokios sunkios kortos išeina, čia būna dažnai, ar ten žmogus stipriai peršala papuola į ligoninę, ar kažką išsisuka, susilaužo, ar kažkas nutinka tokio, kad tiesiog jums tai bus toks šokas, visiškai tai nemaloni staigmena, bet būtent kažkaip sutaps su jūsų ar pasirinkta švente ar Valentino diena. Ir atrodo, kad žmogus gali būti arba ligoniniai bus, arba kažkaip toj pusėje. Ne, nu, atrodo patalpa. Jo, greičiausiai kažkokia tai, nežinau, žinokit, kas gali būti. Į psichiatrinę uždarys, į ligoninę, į kažkokią sanatoriją. Nu, vat kažkas tokio gali būti, kad sužinosite, nežinau, pas kažką gal reabilitacijai kokiai uždarys. Nu, atsakau, uždarys 9. Jo, čia žinokit, kažkur, sužinosite, kad kažkur tai teks jam pabūti. Oi, nu žodžiu, tai va žinokit,
tokie įdomus variantai. Aš tokia labiau galvojau, kad tai bus apie kažkokias materialius dalykus, bet visai kažkaip neina, tai žinokit, šitą informaciją, arba čia mane žiūri tokie žmonės, kad jiem patiem nelabai svarbu ta materija, nes dažnai tai būna, kokią kolektyvinę energetiką susirenka, nu, mes taip ir prisitraukiam, kaip magnetai vieni prie kitų. Kaip visada sakau, magnetas prie plastiko nelimpa, magnetas limpa prie magneto. Tai vat, kas ateina žiūrėti mano video, tokie pat klientai, jų partneriai, jų šeimos, ir tai yra energetiniai mainai. Tai va, tai šiandieną būtent tokie partneriai, kad sulauksite kažkokių staigmenėlių, naujienų, bet tai nebus, kad ten, nu, labai turbūt mažas procentas, kuris sulauks ten kokią 101 rožę ir ten kokių kvepalų dėžutės. Bet kažkaip, nu, nejaučiu aš šiandien tos energijos. Kažkam, vat, konkrečiai, berods čia pirmam variantui buvo, kad prisipažins meiliai, kažkokia nauja pradžia bus ir tai bus labai maloni staigmena ir kaip dovana kartu. Antras variantas, tai vat sakau, čia irgi toks įdomus. Oi, nu žodžiu, nesikartosiu šitos informacijos, manau, supratot viską. Gerai, tuomet ačiū labai už antrąjį variantą. Ačiū, kas klausėt, kas žiūrėjot. Brūkštelkite, jeigu nesunku, kažkur tai ten komentaruose, kas jums ten išsipildys. Tikrai visada įdomu paskaityti komentarus, pažiūrėti, kiek kam pildosi ir kaip tai sužaidžia realiam gyvenime. Tai va, gerai, tada ačiū labai už laiką su manim, ačiū, pas mane jau labai vėlus vakaras. Aš jau eisiu ilsėtis, o jum tada gražios dienos, gražaus vakaro, žiūrint, kada mane žiūrite, ir iki susiklausimo kitose video.